Minėm į keltą, su 3 procentai bus raks. Su 0 procentų dar nesam važiavę. Va, kas čia buvo gaminama. Jo, ir čia tas pavadinimas koks, pažiūrėk, bet tai irgi eina. Все, atvažiavom prieš porą dienų, ne čia mums atvažiavę, kur nepasisekė mums. Galvojom, kad nebuvo parkingo, neradom, tai net nekilom dabar tą kalną, o eisim peškom iš to takelių. Žiūrėk, ir tualetas netgi yra geras. Šioks toks, bet yra. Šitas. Apsimuojam batukus, kad kojų neišsisukinėt. Kad ir kaip atrodo, kartais lengva, bet negali žinot, kur papulsi. Tai rekomenduoju visiems. O čia eina atšniūrai, netgi matosi. Alpinistai ten laipėja. Tai čia apie kilometrus eiti. Kylamės į kalniuką. Gal ką nors gražaus pavyks pamatyti. Vien materytė su vaikeliuku ant kupros. Fantastika. Kaip sakant, negali sakyti, aš turiu mažų vaikų ir negaliu mėgautis hobiu. Vaks ant kupros įvara, auginį raumenį. Ateibini šiandien. Kaip gražu miške, vasaros laikė. Nu, priėjom kažkokį pirmą tašką. Bet čia irgi tie laipūnai. Krauleriai, kaip jie vadinasi. Šniūrų prisekta. O, kokiu čia išgraužu. Eina saubinį šiandien. Kokie urvai. Oho, čia aukštin kojam kas nori landžiasi. Eik tu savo. Oi, čia reikia būtų sportbačiai su rimtais grabais, griepšais. Oi, čia beni šiandien. Atrodo, kad čia šiukšlintų iš tikrųjų čia augaliukai. Oi, kiek varo ant snukio. Eina savo kokias įspūdingos volos. Nu. Wow. Nu, tokiais pasivaikščiot. Faine. Faine. A ten jau neėjom tą duobę. Ką ten beisi? Kur? Alpinistai iš galo. Statutai žiauriai. Eina savažiai. Kokie vaizdeliai. Ne? Kulšės dirba. Gerai, šitai laipteliai padaryti. Kokie laiptai. Gal čia bunkeriai blemba. Pasislėpti nuo visų kitų bombardavimų, aš nesuprantu. Tokie biški padaryti ir viskas, daugiau nieko nėra. Keista. O! Radai pagalį. Gerai. O, vaizdelis atsiveria. Į miestą Gardą. Čia 5 kilometrai nuo mūsų viešbučio. Tai nuo pačio Gardos ežeriuko 7 kilometrai. O. Tiesiai gali peškom apeiti. O čia ir soliukai, čia gal vykdavo kokią šokių pamokėlės. Koncertas, nu. Į rūsį. Nu, ten biškį tai normaliai išsirausi. No understand. Čia dar išrausti ir vasoliukus padaryti, ateit, pailsėti. Nieką nesuprantu. Urvynas. O, čia žiūrėk troba ir benišienė. Ak, šiandien. Čia kažkas gyvena. Einam į svečius. Benišienė. To jau bus koks neto parduotuvių žalgi. Va, išlendam iš urvo. Ir kas numus. Perkam šitą trobą. Tai kažkoks muziejus. Nu, palipam čia į tokie, man niek nėra. Ženklų nėra. Va ten va negalėjai, matai. O čia tai galėjai.
kažką tai pažiūrėti. O, dar ten urvų, eik, na, čia gali šniukštinėti kiaurą dieną. O, daug tą paragausi. Čia mumis ar filmuoja kas nors? Ta, aš filmuoju. Gal čia nektarina? Žinai, kas čia yra gal? O gal čia nevalgom? Neina nurauti. Kakis. Kas toks? Persimonas. 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 Nesu mačius. Persimoną. Sausai. Ne. Neskanus. Jėzu, trauk zubą, kaip duok vandenį greitai. Eik, tu naciu, kaip... Neprisirpės, jau. Bet koks skanus iš pradžių buvo toks. Jo, vadžiak ir šitą dar auga. Kaip sutraukė zubais, neįsivaizduojat. Net nežinau, su ko palyginti. Kažkokia nesąmonė. Jau tai buvau nusiteikęs, kad bus skaniai. Ir niekas skanaus. Va, kas čia buvo gaminama. Pirmieji kanalizacijos vamzdžiai, ne kanalizacijos, vandentiekio vamzdžiai, atsiprašau. Bet kaip jie čia išgręždavo vidų, tai aš neįsivaizduoju. 1850 kažkelintais metais. Čia va muziejus, bet tai nedirba. Prašau netrukdyti, greit uždarykit duris. Aiškai leiskit pakakoti. Nu, pašikai? Taip, net ir kalnuose galima tvarkingai padaryti kaką. Nereikia šiukšlinti, nereikia urvę nereikia, po akmenėlių nereikia. Nereikia slėpti po akmenėlių. Viską matėte iš apačios, dabar pažiūrėkite iš viršaus, o su vaikučiais eina geras. Sakau, čia galima ir šeimyninį turą, tai gal gaila mūsų vaikai, jie tokie nenori visiškai, mes nenorim jų versti niekur eiti. Kad nezystų mums į ausį, kad nereiktų bartis. Mes ten visur per vidų praėjom, dabar va, jum pafilmuojam per išorę. Wow, kokie, čia toks, pafotkinsiu tave. Nu, kaip tai reikia sutramdyti tokius keliautojus, va, ein per tvoras kiaurai, kur negalima. Hello. Čia tai kažkas bandė trobės sustatyti. Antai čia tie alpinistai, bet jiems... Nežinau, čia reikėtų ždomėtis, ar jiems čia yra palei kokį lygį čia skaitos, nes tik turėtų būti tie, kaip čia, ne kopimo, o lipimo, climbingo lygiai. Čia gal palei sunkumą, 1, 2, 3. A jo, va, kiek metrų, 7B, turbūt lygiai. Didžiausias 35, matau, metrai. Kopimas. Einam biškį pažiūrėsim, kaip čia atrodo. Na, antai, vo, žiūrėk su šniūri viens. Kabo, eina savo. Štai ir nusileidome. Nu, parlėkėm numiai. Da, pizzas užsisakėm. Skaniai, paskutiniai vakarieniai itališkai. Eisim pavakarieniauti. Eisim tvarkytis. Eisim pakuotis daiktus, nešimės į mašiną. Ir viso, rytoj kylam apie 7 ryto ir judėsim link namų. Krauskiai ruošiasi, tada dėsim kažką lengvo čia, ne? Jo, kažką. Bandom pridaryti, bet reikia su ranką laikyti. O. Į kelią namo. Nu ką, kelionė namo. Skaičiuokit, ponas aparate.
Vokietijai, va kaip gudriai, kai atsitinka nelaimė kamštis, visi pasitraukia į šonus iš karto ir palieka tuščią vietą. Jeigu greituoji ir policija. Ką veikia, kai stoji kamštį? Žiūri, kaip vaidat slek į gardą, o mes iš gardas. Greitoji nulėkė jau. Nu, stovim jau daugiau negu valandą. O, sproginėja ten kažkas padangas turbūt. Laukiam toliau. O, eina, čia sproginėja. Nu, atvykom į Pakrovėją Žalty. Turėjom atvykti prieš daugiau nei valandą. Tai žodžiu, 1,5 valandos vėlavimas. Mynėm į keltą su 3%. Iškart iš kelto išvažiavę ieškosim, kur krautis, nes bus raks. Sako, Tesla gali važiuoti apie 30-40 km į minusą. Pažiūrėsim. Pažiūrėsim. Laikom čiūrikus, kad iki Pakrovėjo davažiuoti. Su 0% dar nesam važiavę. Eina, čia pradės viskas atsijunginėti. Mums liko 10 km. Tikimės nuvažiuoti. Nežinau, ar su zoomis dar tiesiai. Atrodo, kad veikia. Kažkaip galvoju, kad jeigu neveikia. Atminėm iki Chargerio, Jėzus Marija. Greitai keisti. Tu matai, kiek čia yra. Kur čia tu filmuoji? 0%. Einam kraut. Atidarom ir iškart kišam. Pakrovėja. Opa. Paduoda likti elektrą. Ar krauna Benišienė, ne? O, yes! Yes! Mes turim 150 kW duoda. Galvoju, kanistriuką būčiau prinešus tau, o kaip šitos elektros tau prinešti su kokia tašė? O čia tau ne dizelis. Kėliau 22 kW, rado šokį namų minus 19%, bet tada dar biškai palauksim. Čia 10 minučių jau prikrovė 3%, tada dar 15 minučių luktelsim ir bus pakankamai. Ir galėsim dūksti savo link namų. Čia namai namučiai, grįžom namo. Kiek čia iš viso suvažiavom? 3800 km, suvalgyta 788 kWh. Grįžom namo su 6%. Labai puikiai. Viso, einu miegot. Galiu dar trumpai pašnekėti. Vaikus nunešė į viršų. Oi, šiaip nevažiuojam tokių mes kelionių, aš labai nemėgstu. Bet vaikai labai norėjo 2 dienų išeiginių, tai išsimiegos rytoj. 1389 nuo mūsų viešbučio. Dar pakartu 3800 iš viso kilometrų suvažinėjom ir suvalgėm 788 kW. Ir bendras average'as 200 tik tai. Aš manau, labai nuostabu. Va, viso.